ATC Talks. Noriu pakalbinti jaunųjų liūtų laimėtojas. Gal galit prisistatyti trumpai ir papasakoti savo idėją? Aš Viktorija. Aš Eva. Ir mūsų idėja buvo rebrandinti kamufliažą. Tokį labai visiems gerai pažįstamą ir atpažįstamą simbolį. Ir su tikslia paskirtim esant ir tiesiog perkelti dažnai matomą simbolį fronto linijoje į kitą fronto liniją, nes ta moderni fronto linija jau yra visur. Ir prie kompo klavos kartais, ir mieste, ir kartais gal net sriubos puode. Ir žodžiu jo, kad keičiasi laikai, viskas modernėja, tai kodėl ir kamo neturi tapti modernesnis, ryškesnis ir labiau pritaikomas visiems, kiekvienam. Bendruomenė, kuri neapsiriboja tik mišku ir slapstymusiu jame. Asociacija keisti. Gal dar jeigu netyčia klausytojai nežino, tai briefas buvo pritraukti naujų narių į Šaulių sąjungą ir pakeisti nusistatymą, kad jeigu šaulys, tai tik tai su tuo samaniniu kamufliažu, ar ne? Tik tais grevyje su ginklu rankose ir taip toliau. Ne? Mums reikėjo pristatyti, kad yra daugybė skirtingų veiklų, kuriomis gali užsiimti ne militaristiniai, žodžiu, būsimi šauliai. Ir jūsų idėja buvo spalvotą kamufliažą pristatyti. Man pačiam kaip stebėtojui, mačiau jūsų pristatymą, užstrigo ta vieta, kur jūs parodėt, kaip pagūglini, ką matai. Ir tu matai vien tas samanas ir kad nuo to niekur nepabėgs. Ir tada tuo pat metu briefas teigia, kad mes norim atsikratyti šitos stigmos ir čia nėra apie tai. Tai vat, mes taip priėmėm labai tiesiogiai šitą užduotį, kad mums reikia padaryti, kad tai ir nebūtų apie tai. Nes mes galvom, kad ir kokią kampaniją įgyvendinsim, žiūrovas, target audiences vis tiek eis ieškoti daugiau informacijos. Internete, Google, YouTube ir jisai tenai atėjęs pamatys būtent tai, apie ką neturėtų būti ta kampanija. Tai mes kažkaip tiesiogiai labai paėmėm šitą mintį ir galvojom, davai padarom paprastai, kad visur būtų ryšku, atpažįstama, pritaikoma daug kur. Ir tiesiog atrodo paprastas dalykas, printas, bet jisai gali nešti didelę žinutę. Man atrodo, jūsų visas įdomumas ir jėga buvo tame, kad jūs likot prie kamufliažo, bet jį pakeitėt, o ne tiesiog neberodėt kamufliažo, kaip yra ir tokių bandymų buvo ir jie visai buvo legit. Bet šitas, kad tai šito vis tiek neišvengsi. Bet jeigu biškai pasuksi jį kitaip, nuspalvinsi šiuo atveju kitaip, atrodo, kad gal visai bus neblogai. Jo, nes nenorim atmesti, žinai, ir tos auditorijos, kuri eina dėl ginklo, kuri eina dėl to tradicinio kamufliažo, jisai niekur nedingsta. Tai dėl to irgi nenorėjom slėpti, nenorėjom visiškai sakyti, kad nieko tau nereikės daryti, gali nesikeisti, gali visiškai, nusidažyk geresniem savo spalvom. Dar kitą turiu klausimą, kas jums pačioms labiausiai patiko, jūsų top 3? Jeigu jūs būtumėt buvę komisijai? Mūsų top 1, mūsų buvo vienbalsis, tikrai abi sutarėm šito klausimo. Sofa, taktinė sofa, liuks idėja. Mūsų paties mentoriaus, koks sutapimas. Jo, pagiros mentoriai tikrai. Mums šiaip patiko ir pilietinio diktanto idėja. Pirmas toksai įspūdis buvo tikrai labai neblogas iš tos pusės, kaip jie priėjo prie jos, kaip kūrybiškai, kad įžvalga buvo labai kūrybinė, ne tai, kad apie karą, apie tai, kad rašomi ranka dalykai geriau įsimena. Tai man labai smagu, kad tą įžvalgą aš neturėjau. Tai čia gal reikia pasakyti irgi, aš galvoju, klausytojams, žiūrovam pasakyti, kad pilietinio diktanto idėja buvo tokia, kad 30 000 žmonių, kurie rašo tą diktantą, gali visus ir paneigti tekste tuos stereotipus ir mitus apie šaulystę, ar ne? Tai visai neblogas kampas. Idėja patiko pamatyti, mes ją turėjom visai kaip mintį, bet atmetėm ir patiko, numanėm, kad kažkas vis tiek ją įgyvendins, nes jinai labai patogi ir labai tiražuojama gerai per LinkedIną, per visus darbo skelbimus. Tai labai buvo smagu matyti, kiek daug įdirbio įdėjo žmonės. Ta prasme, tas milijonas darbų, kur buvo, ar ne? Taip, nes mes irgi galvom padaryti ir traktuoti šitą briefą kaip employer brandingo kažkokią kampaniją, bet kažkaip, neužsikabinom. Per veidrodžius norėjom, žodžiu, turėjom jau labai daug visko aplipdę, bet nepafilinom jos taip, kaip ta komanda. Tai tikrai... Ta komanda tikrai geriau išpildė, negu mes galvojom, kad galima tą idėją geriau išpildyti. Tai irgi įsiminė, CV, patiko. Man tai labai dar patiko jūsų reakcija į nugalėtojo paskelbimą.
Čia gali pasirodyti, kad, jo, tipo nesitikėjai, bet mes... Ne, matėsi, kad nuoširdžiai nesitikėjai, matėsi, kad tiesiog sėdėjo, ką, rimtai? Čia, žinai, mes atėjom senos lapės, tipo, tracokas, daug labai jaunimo, faina, mes matom save čia prieš 5 metus, nes mes esam dalyvavusios kitose bryfuose. Kiek kartų bandėt? Kelintas bandymas sėkmingai? Abiem trečias. Aš esu vieną laimėjusi, buvo tuo metu kampanija paskatinti jaunimą balsuoti, tai tiesiog idėja laimėjo, bet prie gyvendinimo neprisidėjom, o dalyvavom pirmą kartą prieš 5 metus. Neringos savivaldybės ar Klaipėdos krašto ten buvo? Neringos savivaldybės turistiniai kampanijai, žodžiu. Iš to gal aš irgi buvau, dabar galvoju. Nidoj, kempingė. Paskutinė Nidoj, man atrodo, ir buvo. Tai šitoj buvom. O kiek kartų Kanuose buvot? Ne kartą. Visus. Tai pagaliau. Čia crazy. Net nepagalvom iš tikrųjų apie tai, net nesigilinom, nes galvom, kad that's not an option. Mes tiesiog atvarėm gerai praleist laiko, paskutinį tokį pasispardymą tarsi padaryti ir nesiparinom. Aišku, buvo natūraliai to jaudulio kažkiek, bet faina buvo daryti, nes smagu turėti gerą kompanionę, o ne dėl to, kad čia mums žiauriai reikia padaryti kažką tokio wow. Dar gal kas skiriasi, labai lyginam, reflektavo mūsų pirmas dalyvavimas, nes abiem buvo pirmas būtent mūsų duo buvo ir dabar paskutinis. Tai kaip mes reaguojame į situacijas, kaip mes kitaip dirbam, kaip mes išmokom paleisti perfekcionizmą, priimti viena kitos idėjas, sutikti, kažkur praignoruoti gal ten, nežinau, tikrai aš gal labiau per asmeninę prizmę jau kaip tu kaip žmogus pasikeitei kaip specialistas per 5 metus. Ok, tai kas jūsų komanda yra kas? Žodžiu, mes nesam aš esu iš agentūrų pasaulio, bet mes nebedirbam agentūrose. Aš niekada nepriklausiau jokiai agentūrai. Bet jinai dizainas, aš chaosas. Aš startuoliuose šiaip dirbu, tai šiuo metu irgi priklausau vienam iš startuolių Lietuvoje. Tai sveikatos ir ilgaamžiškumo. Neminėsiu, nedarysiu reklamos. Bet kažkaip, kai jau daug laiko pradirbi, žinai, tu ir dizaineris būdamas jau žinai, kas yra geras kopis, kaip jį galbūt rašyti, tu būdamas, nežinau, kažkoks kūrybininkas, projektų vadovas, matai, kas yra fainas dizainas, kas yra paveiku, kas ne. Special mention AI, ką mes be tavęs darytume? Mes jau būtume spėjusios, mes 10 valandą pavalgėm ir turėjom 2 valandas padaryti viską, ką padarėm, iš esmės, vizualiai. Mintis jau turėjom, reikėjo viską sudėlioti, tai that's why Warframe'ų mes neturėjom, čia šiaip mano darbo dalis buvo. Jo, ten buvo atrodė, o čia įdėsim, čia vieta jūsų... Taip, bet aš tyčia paskui rašom, kad įdėsim, kad mes norėjom tikrai geriausio, bet niekaip 2, 3, 5, 7. Mes priėmėm kaip pažadą, žinokit, viskas, jūs turėsit įdėti, jeigu... Viskas gerai, mes to dirbam. Jei turėsim daugiau negu 2 valandas, tai... Tai aš linkiu gero laiko Kanuose. Žinai, ką dar vienas klausimas. Yra 2 kategorijos, į kurias taiko paprastai 15 min siunčiami jaunieji liūtai, jaunosios liūtai šį kartą. Digital arba spauda? Su kuo jums daugiau komforto? Digital, tikrai digital, bent jau man tai tikrai digital. Aš pati iš digital sferos, tai... Super. Sveikinu dar kartą, gero laiko Kanuose, šaunuolės. Sveikinu. Ačiū labai. Ačiū labai. Noriu pakalbinti dar porą finalistų komandų, 2 komandas. Tai gal galit prisistatyti, papasakoti savo idėjas ir paskui dar apie įspūdžius paklausinėsiu. Gerai. Taip, tai sveiki gyvi, aš esu Kristupas Dautartas ir čia mano kolegė Katerina Smirnova. Mes dalyvavome šiame projekte, esame iš Jump agentūros ir pateikėme idėją pabėgimo iš Lietuvos kursai, kas iš esmės iš pradžių kelia antakį, bet tiesiog vėliau pagalvojame, kaip pasiekti žmonės, kurie galbūt nėra tas stereotipinis žmogus su kamufliažu ir jie nori kažkaip kitaip ginti Lietuvą. Norėjome parodyti, kad žmogus iš esmės nebūtinai turi būti toks, bet visuotinė gynyba yra pilnas spektras. Tai tiek. Man atrodo, kad labai tyliai kalbėjai. Man atrodo, tikrai labai tyliai. Kaip tau šitas procesas, ar patiko dalyvauti šiame konkurse? Taip, labai patiko, ačiū. Bandysi dar kartą? Šiaip galvoju, kad kažkaip jau nebegrįšiu į konkursus, nes toks, vis tiek kelia daug streso, išėjimas iš komforto zonos, bet šiaip visai patiko, skatina tobulėti. Tai iš tos pusės labai smagu, daug įkvėpimo, kolegų, nuostabių žmonių, tai pažiūrėti kitų darbus, tikrai labai smagu.
Aš prisidėsiu galbūt tik tiek, kad labai fainas formatas dėl to, kad tu ne tik dirbi su savo žiniomis, su tuo, ką jau turi, tuo bagažu, ką esi sukaupęs, bet tai yra fainai iš tos pusės, kad tau yra paskiriami ir mentoriai, kurie tau gali nukreipti vieną ar kitą pusę, gali parodyti kažkokį tokį, yra ir augimas šitame visame, nežinau, projekte, konkurse, kaip tu norit pavadinti, taip ir pavadinti, bet šitai man labai patiko. Tai man atrodo, kitais metais pasimatysime. Ką kolegos? Ką kolegom reikia atsakyti, pakomentuoti? Reikia prisistatyti ir papasakoti savo idėją trumpai. Tai aš esu Justas, yra Raminta, labas. Iš Milk agentūros, kūrybos vadovas yra Rimas, kuris dabar laiko kamerą. Ir Įsivaizduojat, kai man buvo sunku būti nesubjektyviam. Kiek blogų dalykų apie jūs turėjau sakyti, kad taip ir atrodytų? Tai čia buvo... Arba buvo insider job, kad patekam į finalistus, arba... Ne, nuoširdžiai. Jūs matėt, paskui prie jūsų priėjo Šaulių sąjungos atstovai ir sakė, kad norės dar pakalbėti su jumis. Tai aš manau, kad tiesiog čia... Šitas maloniai nustebino. Wasn't me. Nes, man atrodo, kažkaip pavyko pagauti, užbaigti tokią triadą, pagaliau yra ta hegeliška tezė, antitezė, sintezė. Tai yra buvo šauktiniai, buvo verktiniai, dabar yra šitie ruoštiniai, kuriuos yra... Komisijai buvo pavadinti sumuštiniais. Aš irgi... Iš 2 dalių ten jūsų vizualai buvo, bet žodžiu. Bet jo, sumuštiniai aš ir pats linksniavau visą laiką šitą galvoj, bet jeigu sugebi linksniuoti, reiškia kažkas veikia. Nu ir ten čia yra bazė, tai yra vienas žodis, labai paprastas. Čia jūsų, žodžiu, idėja, hashtagas ruoštiniai, būk pasiruošęs ne tik tusintis, bet ir ten 7-2 valandas, bet ir išgyventi 7-2 valandas, ar ne? O viskas copy-paste ir tiesiog viena eilutė apie tai, kad kasdienybėje, kaip tu rašiesi, tai būk pasiruošęs ir netokiai kasdienybei. Esmė ta, kad mes nuo pat pradžios iš tikrųjų galvojam apie tą buitį ir apie tai, kaip mes gyvenam ir kad tiesiog galim įprastai pritaikyti tą šaulio poziciją ir mūsų asmeniniam gyvenime, kaip ir sakėm, ir kartu būdami šauliais. Tai vat. Ir šita idėja buvo nuo pat pirmų sekundžių turbūt. Tai yra crazy, o iš tikrųjų perėjom, nežinau, turbūt 25 ir vis tiek grįžom prie šitos. Būna pasitaiko. Tai dabar norėčiau išgirsti jūsų asmeninis, jūsų komandos, o gal ir asmeninį, jeigu nesutarėt, kas jums atrodė top 3. Gal tu pradėsi? Top 3. Jūs oficialiam top 3 jūs buvot, ne? Bet kas jums atrodė, kai matėt kitų pristatymus, nes visi matė visų idėjas, ar ne, ir pristatytas, jūs pristatinėjot patys pirmi, jums buvo lengviausiai paskui turbūt žiūrėti į kitų idėjas, nes jau buvo, job done. Ir kas jums labiausiai užstrigo ir galvot, šitie tai gerai pavarė? Man šiaip patiko, aš kaip dizainerė, tai man labai patiko darbai, kurie gražiai buvo išpildyti, aišku, tai šiaip sofos labai gerai buvo išpildytos iki galo, man tai bent jau pasirodė. Sofa čia taktinė sofa, kad gali būti šauliu nuo sofos, o negulėdamas samanose, ne? Taip, tai šiaip tokia pakankamai prieinama idėja gal visiems, irgi tokia paprasta, gerai išpildyta, tai aš įsivaizduoju gal, kad visai smagu būtų, tai galvoju, kad šiaip jie tikrai bus top 3. Tai tu gali savo kažkokį trejetą. Tai aš visus 3 vienu metu. Tai vieną pasakyk, aš pagalvosiu apie antrą. Gerai, tai man iš tiesų patiko ir ta komanda nebuvo patekusi į top 3, man patiko, kaip darė Žygio komanda ir koks jis? Milijonas darbų Lietuvai, ne? Tai buvo Milijonas darbų Lietuvai, man atrodo, šitas konceptas irgi apjungė, kad bet kas gali bet kaip prisidėti prie visuotinės gynybos ir jie perėjo ir per LinkedIn, ir per CV bankus, ir per visas kitas platformas, tai man atrodo Milijonas darbų Lietuvai, galbūt tikrai aš įsivaizduoju tai veikiant ir realybėje, tai buvo mano top 3. Manau, mums dar labai patiko kolegos. Taip, čia mūsų tikrai top 3, taip. Taip, be abejo. Čia dėl to, kad žaidė stalo futbolą? Taip. Taip, tai ruoštiniai irgi atskirai paminėsiu, kad labai gerai išpildyta idėja ir konceptualiai, ir vizualiai, tai tikrai plojimai šitos pusės. Ir mano galbūt trečioji, kuri irgi nepateko į top 3, man tiesiog patiko tai kaip fizinis kažkoks simbolis. Tai neatsimenu merginų vardų gaila, bet paruošė naštos ant pečių principų uždėtą statulėlę. Tai man tai patiko kaip simbolis, kuris įprasmina tą platesnę, žodžiu, ir taip, platesnę tą reikšmę, galbūt tai
netaptų kažkokiamis paraiškomis, kad žmonės registruotųsi į Šiaulius, bet iš esmės tai man patiko pati idėja. Tai Trečia? aš top 2, pas mane top 2. Na, okay. Perdodam tada kolegom. Jo, tai aš Ką Hegelis mano, kas būtų Hegelio top 3? Šiaip Bėgliai, pavyzdžiui, turi irgi atliepti, man buvo užstrigęs ir ten vizualiai man tikrai viskas pilnai tiko, bet aš galvoju, kad per aštriai kažkaip tas žodis Bėglys, Šaulys, kad gali vėliau atsiliepti neigiamai linksniavimui. Tai aš, kodėl, man atrodo, pakiša koja šitas galimai. Aš manau, taip ir buvo, žinok. Dviprasmiškai gali nusiskaityti žinutę ir kai tu turi ten reklamai, turi ten porą sekundžių dėmesio ir tu gali žmonės netaip suprasti linksniuot. Ši taktinė sofa buvo man, mes irgi galvom apie ten lovos konceptą ir patogumą. Kaip ten patogu, kad tu gali ir patogiai ten prisidėti prie aktyvaus tokio patriotiškumo palaikymo, bet kas patiko šitoj taktinio sofos idėjai, ten buvo viskas gerai išpildyta, viskas taip organiškai susieta ir ne tik dizaino prasme, bet tas toks taip užstrigo galvoj taktinio sofa, aš nežinau, gal kopis čia patiko? Nu, geras kopis. Dėl to irgi buvo finalistų sąraše taktinio sofa. Jo, man visą tempą taktinio sofa. Ir nežinau, turbūt tie, kur praeitų metų laimėtojai, irgi ganėtinai paprasta, ten kreipiasi tiesiogiai žmonės, bet gal neapima to tokio... Pasakyti truputėlį, ne apie ką ten buvo idėja, buvo apie tai, kad... Laido riterių, kelių erelių, Discordo gyvačių ir taip toliau, ne? Tai, bet man atrodo, čia ir gal jiem pakišo, spėčiau taip, kad ne per daug visuotiniška, nu taip, net šitas taip bando pagauti atskirą individą, bet jisai nebando pagauti, žinai, plačiosios auditorijos. Man taip atrodo. Galbūt ten reikėtų, aš įsivaizduoju, aišku, laiko daug nebuvo. Būtų galima galvoti, kaip kažkaip tikslingiau pagriebti žmogų, bet nebuvo tokio, žinau, visuotinimo šaukimo. Bet jo, tai mano kolegų šio savaitgalio kolegų iš dešinės, taktinio sofa ir tikriausiai Laido riteriai, gyvatės Discordą ir... Raminta sutinka? Ar Raminta gali paprieštarauti? Iš tikrųjų, aš irgi sutinku ir man paliko įspūdį irgi tiek Laido riteriai, tiek taktinė sofa, tiek bėgliukai. Nes man atrodo, kad irgi idėjos buvo irgi labai gražiai išpildytos ir viskas tvarkoja, nu bet, okei, kaip čia pasakyti? Tiesiog, man atrodo, kad šitos idėjos palieka įspūdį vis tiek ir jos sukelia aha momentą, kad jo, šitas gerai, šitas labai gerai pritaikyta. Tai jo, tai aš tiesiog pritariu Justui ir sveikinu, kad kolegos tapom irgi top 3. Aš jūs sveikinu, kad jūs dar galite kitais metais dalyvauti ir linkiu. Jo, čia tai labiausiai. Ačiū už komentarus. ATC Talks.